Labas rytas, mėlyjeji. Taigi, kavytę geriu. Čiagos iš ryto jau pageriau, tai todėl šiandien dabar va geriu kavytę, nes laivo remontuoju. Ta savo didįjį, kur bortas išlūžo, nes o kaipgi mes tą čiagą rinksime toliau. Ir iš tikrųjų norėčiau pakalbėti būtent apie čiagą, nes štai kodėl aš šitą įrašą darau. Ogi, kad prieš 5 minutės man išmeta per TikToką žinių laidą, kurioje valstybinis ruporas prakalbo apie čiagą. Na, o juk visi žinote, kad jeigu valstybinis ruporas apie kažką tai pradeda kalbėti, tai reiškia gero nieko nebus. Kada uždraudė musmires, daugelis žmonių, tiek man ir tiek savo, pasakė ir suprato, kad ateis laikas, kada uždraus ir čiagą. Taigi tas laikas jau kaip ir ateina. Taigi, ką mes žinome, kas valdo mūsų žiniasklaidą ir mūsų Seimą. Ogi jie visi tupi farmacijos kišenėse. Tai dėl šios priežasties buvo uždrausta musmirė. Dabar jie nusitaikė jau į čiagą. Ir jinai neužilgo bus uždrausta taip pat. Tai yra 100%, nes valstybinė žiniasklaida, kuri tupi farmacijos kišenėse, jau pradėjo apie tai šnekėti. Dabar šnekama labai gražiai, kad masė žmonių renka juodąjį Lietuvos auksą, tai būtent čiagą, kokia ta čiaga naudinga, kokia jinai gera ir kokia masė žmonių ją naudoja. Ir čia atrodytų reikėtų katutėmis paploti, bet nei tu ta byla. Dabar ateis draudimas. O žinot, ką sugalvos? O sugalvos uždrausti čiagą ne todėl, kad jinai ten turi kažkokių tai narkotinių priemonių ar dar kažko. Tiesiog tai bus lempinis draudimas. Ogi todėl, kad žmonės masiškai renka čiagą. Ir čiaga tapo ant išlikimo, išnykimo ribos. Todėl nuo šiandieną čiagos grybas yra įtrauktas į Lietuvos raudonąją knygą. Čiagą rinkti draudžiama, pardavinėti draudžiama, idant išsaugoti ekosistemą. Taigi štai, brangiai, ruoškite šitam dalykui, nes Lietuvos valdantieji spaudžiami farmacijos šitam žingsniui jau ruošiasi. Taigi, o mano šitą kanalą išsisaugokite, todėl kad aš gyvenu ne Lietuvoje, aš gyvenu Švedijoje ir aš rinksiu čiagą, rinksiu ir siūsiu po visą pasaulį, nesvarbu, kokie ten bus Lietuvoje draudimai. Todėl kad Švedijoje surinkta čiaga nepapuola po Lietuvos jurisdikcijos draudimai. Taigi, jo, apynastri aplink mūsų laisvų žmonių kaklą smarkiai veržia. Todėl žmonės saugokime vienas kitą, laikykime vienas kito kontaktus, kad bėdai atsitikus, kad reikalui atsitikus mes žinotume vienas kitą ir galėtume kreiptis viens į kitą pagalbos. Todėl, kad iš mūsų šitos valdžios pagalbos tu nesulauksi. Mūsų valdžia skirta tik tai tam, kad engti mumis. Kaip ir žiūrėkite su šituo visuotinio nekilnojamo turto mokesčiu. Tai yra vergovinis mokestis. Tai yra tik vergas gali mokėti už savo būstą, kuriame gyvena. Ir jeigu tu nemokėsi už savo būstą, kurį tu nusipirkai už savo krūvinus pinigus, už kuriuos tu sumokėjai jau visus mokesčius su kaupu, jeigu tu keletą mėnesių arba keletą metų, gerai sakysime, nesumokėsi nekilnojamo turto mokesčių, antstoliai iš tavęs atims tavo būstą. Taigi, Lietuva sparčiai žengia į vergovinę santvarką. Todėl mes, brangieji, turime laikytis arčiau vienas kito ir vienas kitam padėti. Taigi, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą iš tikrųjų. Mes rasime būdų, kaip išgyventi, todėl nesirkime, nenuleiskime nosies ir laikykimės vienas kito peties, todėl kad tik tai draugo petys gali mums padėti.
Na, o aš susiremontuosiu laivą ir neužilgo vėl kelsiu būres, plauksime ieškoti Čiagos, patirsime naujus nuotykius ir, žodžiu, ir viskas mūsų gyvenime bus gerai. Taigi iki.